žaidėjas Deividas Gailius, prasižengęs 4 kartus, visi kiti šių rungtynių dalyviai kol kas daugiau 3 pražangų nėra surinkę. 8 taškų skirtumas ir Antanas Sireika, iškalbingas gestas palydintys Andrių Šležą, kuris sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio. Šiauliai, atrodo, jeigu neklystu, sustoja į aikštės gynybą. Martynas Mažeika meta iš toli, meta netaikliai. Kamuolį atsikovoja Šiauliai, tai daro Kuzminskų duetas. Vienas muša į baudos aikštelę, kitas jį pagauna. 12 sekundžių Šiaulių atakai. Mindaugas Kuzminskas stringa varžovų gynyboje. Vis tik numeta kamuolį Broliui. Ir taiklus Brolio dvitaškis metimas, 62-56, vėlgi metimas, nuo kurio beveik neįmanoma apsiginti, viskas priklauso jau tik pataikys ar ne atakuojantis krepšininkas. Valdas Vasilis, perdavimas Morkeliūnui, dviguba gynyba prieš Morkeliūną. Osvaldas Kurauskas, Marius Kasiulevičius iš toli, netaikliai, Kadžiulis ima kamuolį. 2,5 minutės beveik sužaista ketvirtajame šių rungtynių kėlinyje. 62-56. Nenumaldomai artėja lemiamas rungtynių momentas. Šiauliai šiame kėlinyje atrodo šiek tiek agresyvesni, šiek tiek tikslesni ir rezultatyvesni. Visų pirma, sėkmingiau ginasi, neleisdami beveik varžovams išsimesti kamuolio laisviems, išskyrus tą galbūt vienintelį Valdo Vasiliaus tritaškį metimą, kuomet jį buvo pamiršę aikštės krašte Šiauliai. Hanagas. Vėlgi dabar pats užlipa ant varžovo, tačiau jam į pagalbą atskubėjęs Saulius Kuzminskas. Ima kamuolį ir pelno 2 taškus iš po krepšio, mažindamas skirtumą iki 4. Atrodo, Arvydas Eitutavičius nespėjęs apšilti. Ką tik įėjęs į aikštę, susitrenkia koją ir priverstinis keitimas Ryčiui Vaišvilai. Martynas Mažeika keičia susižeidusį Arvydą Eitutavičių. Vietoj Pauliaus Morkeliūno Deividas Gailius. Vagia kamuolį Stefanas Hanagas ir čia pat jį susigrąžina. Aikštės šeimininkai, na, sakykim taip, bandė pademonstruoti kamuolio valdymo techniką ir driblingą Stefanas Hanagas ir už tai ir nukentėjo. Valdas Vasilis sega dar vieną tritaškį iš Šiaulių krepšį, 65-58. Taip gindamiesi prieš šiandien įspūdingai rungtyniaujantį Vasilijų, Šiauliai gali turėti rimtų problemų. Per niek nueina visas tas darbas, kurį Šiauliai jau buvo nuveikę prie varžovų krepšio. Per niek nueina ir ta gynyba, kurią demonstravo beveik visą šio kėlinio laiką. Šiauliai užteko porą kartų palikti varžovą ir abu kartus. Bum, bum, 2 tritaškiai ir vėl viskas grįžta prie 7 taškų skirtumo. Deividas Gailius su kamuoliu. Vėl lenda drąsiai į baudos aikštelę ir palikę koridorių vėliau jau nespėja susiglausti šiauliečiai. Pražanga Sauliui Kuzminskui, 4. asmeninė pagrindiniam Šiaulių komandos centrui. Būtent jį dabar ir keičia Virginijus Praškevičius. Maceina leis šiek tiek pailsėti Gintautui Vileitai, o Arvydas Eitutavičius grįžta į aikštę. Dabar jis pakeitė Osvaldą Kurauską. Marius Kasiulevičius. Prieš jį Mindaugas Kuzminskas. Eitutavičius. 13 sekundžių atakai. Eitutavičius. Vos nesuklysta Neptūno komandos gynėjas. Tirpsta atakai likęs laikas, tačiau Šiauliai per anksti pagalvojo, kad jau viskas padaryta, kad jau varžovai prispausti prie vidurio linijos. Taip negalvoja Valdas Vasilius. Nepavyko pirmuoju bandymu pelnyti taškų, tačiau čia taisyklių pažeidimo nebuvo. O po to jau matėme, kaip trinktelėjo per ranką Neptūno komandos žaidėjui Šiaulių ekipos krepšininkas. Taigi, kas blogiausia Šiauliams, 2 taškai ir dar vienas baudos metimas. Valdas Vasilius pataiko baudos metimą. Vasilius vėlgi triukšmingai
sutinkamas šis taiklus metimas. Čia susirinkusių aistruolių šiandien visi bilietai į šias rungtynes buvo išgraibstyti dar iki pietų. Ir tie, kurie pavėlavo, na, kai kuriems dar pasisekė, dar gavo stovimų vietų. Tačiau šiaip jau yra sausakimšai pripildyta Klaipėdos Neptūno sporto arena, o dabar minutės pertraukėlė. Bene pats sunkiausias momentas šios dienos rungtynėse. 10 taškų persvarą įgijęs Neptūnas ketvirtajame kėlinyje pastarosiomis minutėmis žaidžia tarsi ant bangos ir dabar jau Antanui Sireikai papildomas galvos skausmas, kaip išspręsti tas problemas, kurias jo komanda turi štai šiame ketvirtajame kėlinyje. 68-58. Gintaras Kadžiulis su kamuoliu prašo, jo Virginijus Praškevičius gauna. Tiesa, dar tolokai nuo krepšio artėja link Šiaulių komandos vidurio puolėjas ir vėlgi metimas netaiklus, pats Praškevičius ima kamuolį, pučia jo metimą Vasilis. Ir tai dabar pavyksta pelnyti taškus su pražanga. Dabar jau protestuoja Neptūno klubo atstovai, rodydami, jog tai neturėjo būti iš naujo paleistas laikrodis, tačiau visą tai jau praeitį, po to galės aiškintis, kas ką padarė ir kas ką paleido arba ne. Jau pasibaigus rungtynėm, Praškevičius vis tik sugeba pelnyti 2 taškus, priverčia varžovą prasižengti, pataiko baudos metimą ir mažina skirtumą iki 7 taškų. 68-61. Arvydas Eitutavičius laisvas, išmuštas kamuolys jam be pražangos. 14 sekundžių Neptūno atakai. Stefanui Hanachui pavyko apsiginti, nors atrodytų jau buvo ir paleidęs varžovą į priekį. Martynas Mažeika, dabar jau jis veržiasi po krepšiu, stoguoja jo metimą Mindaugas Kuzminskas, skuba į priekį Hanachas. Neptūnas turi 4 komandinės pražangas. Hanachas 2 taškių metimų mažina skirtumą iki 5. Po minutės pertraukėlės Šiauliai tarsi ta ilgai spausta spiruoklė atsitiesia. Ir 5 iš eilės taškai per pusę pjauna Neptūno turėtą ir atrodytų gan solidžią 10 taškų persvarą. Dabar jau prasižengia kažkuris iš Šiaulių krepšininkų. Stefanui Hanachui fiksuojama antroji asmeninė pražanga, 4 komandinė ir Šiauliams. Ir po truputį artėja pačios įdomiausios ir lemiamos šių rungtynių akimirkos iki kėlinio pabaigos. 4 minutės ir 30 sekundžių. Valdas Vasilius numeta kamuolį Morkeliūnui, Kasiulevičius į baudos aikštelę. Vasilius, dabar prieš jį Mindaugas Kuzminskas. Kasiulevičius iš 3 taškų zonos, metimas netaiklus ir kasgi atkovos kamuolį, jaunasis Mindaugas Kuzminskas laimi Šiauliams kaip oras reikalingą kamuolį. Hanachas, perdavimas Praškevičiui, Praškevičių neleistinai stabdo Martynas Mažeika, Rytis Vaišvila iškart prašo minutės pertraukėlės. Martynui Mažeikai tai 4 asmeninė pražanga ir po minutės pertraukėlės Virginijus Praškevičius turės šansą dar labiau sumažinti tą 5 taškų skirtumą. Grįžtame į Klaipėdą, 4 minutės ir 7 sekundės lieka iki 4 kėlinio pabaigos. Komandinė statistika jūsų ekranuose, tačiau dabar iniciatyva jau priklauso Šiauliams, kurie į varžovų spurtą atsakė savo atsakymu 5-0. Virginijus Praškevičius dabar mes baudos metimus. Šiandien jis pelnė 10 taškų, 3 baudas metė, 2 pataikė. Abi komandos dabar jau vienodai taikliai, na galbūt vienodai prastai meta baudas, 58% taiklumas. Kuris aišku štai dabar pasikeis į vieną ar į kitą pusę. Praškevičius pirmąjį baudos metimą prameta. Antrasis metimas taiklus, 1 tašku aptirpsta Neptūno persvara. 68-64. Ir ne į
tą pusę buvo pasiūstas kamuolys, kurioje buvo Paulius Markeliūnas. Šiauliams dar kartą pavyksta apsiginti. Pastarąsias porą trejetą minučių. Jų gynyba yra neįveikiama Klaipėdos Neptūnui. Hanachas nesuspėja gražinti kamuolio į aikštę, kad ir kaip pasiaukojamai žaidė dabar Paulius Markeliūnas. Šiaulius dabar išgelbėjo tik tai tas faktas, jog pritrūko kelių centimetrų. Neptūno komandos žaidėjai. Hanachas vėl siaučia baudos aikštelėje, kamuolį išsaugo. Ir dabar pražanga prieš Mindaugą Kuzminską, kuris mes baudos metimus. Šiandien jis kol kas yra pelnęs 5 taškus savo komandai.